Labas rytas, šį ankstų rytą sveikinamės iš centrinio Kauno turgaus įsikūrusio prekybos miestelyje Urmas. Ir šiandieną mūsų daug. Daug, taip, mes trise, aš nesupratau, kas čia, tai nesupratau, ar čia meilužis, čia vyras tavo, čia... Čia yra vienas geriausių mėsos pardavėjų centrinėme Kauno turguje. Labas rytas, Magomedai. Labadiena Ilona, labadiena Inga. Šį rytis mus lepins skaniu, nekaloringu maistu. Magomedai, man gaila tavo baltų marškinių. Aš paaukoju savo prijuostę. Kokia gera. Atsargiai šukuoseną. Užryšiu. Gal rankovės paraito tau? Oi, nu kaip tik vyras atsirado laidoje iš karto, tai gal tau ten šienelio po galvą, tai gal tau dainelę padainuoti, Magomedai, ne? Nu, jeigu linksma, tai taip. Liuli, Magomedai, tu gali. Kas čia? Oi, kaip kvepia. Čia yra prieskonių arba arbatžolių mišinys, vadinasi gaivus kvapas. Įeina lietuviškos prieskoninės žolelės, truputį rozmarino spygliukų, ciberžolės, nu žodžiu, tas, kas auga pagrinde Lietuvoje. Čia yra skirta rūkymui. Arbata turi aromatą, prieskonis jisai savo skonį labiau atiduoda, o arbata yra labiau aromatinga, tai vat jinai duoda tą kvapą geresnį rūkymui. Tiesiog va taip, va. Maždaug 2 mm storio sluoksniu išbarstom ir viską gražiai, tvarkingai užlankstom. Uždarome kraštus. Magomedai, o jūs lietuvis? Aš esu mišrus. Mišrūnai! Tėvas yra dagestanietis, mama yra lietuvė. Tai va toks pamaišytas biškiai. Bet tai fainai, mama cepelinų išmoko virti, cepelinus, o tėvas arbatėlę džiovinti. Reikia puodo, maždaug 5 litrų talpos puodo. Į tą puodą reikia įdėti paruoštą, sakykime, foliją su arbatžolėm ir kažką panašaus, kaip į tokį įrenginį reiktų turėti. Nes reikia atkelt nuo dugno, ta prasme, kad būtų tarpas maždaug 4 cm, 5 cm nuo dugno, kad mėsa gerai įsirūkytų. Reiktų marinatę naudoti cukrų. Kadangi naudojam actą, tai jisai sureguliuoja visą skonį, subalansuoja, sakykim taip. Druskos irgi reikia gausiau. Bet tai ir druska, ir cukrus. Ir druska, ir cukrus. Gėris ir blogis, visur reikalingas balansas. Jis ilgai neturi laikytis, čia praktiškai minučių 20 gal užtenka tam marinavimui, nes jisai turi tik tais paviršinį skonį gauti. Kaip įsirinkti tinkamą jautieną? Tinkamą jautieną? Nekietą, be gyslų. Dažniausiai visos šeimininkės daro labai didelę klaidą, kad jos bijo tarpgyslių. Nes mėsoje tarpgyslis ir išvis gamyboje jisai yra būtinas, nes jisai gamybos metu jisai sulaiko drėgmę mėsoje. Tai to tarpgyslio šiaip dažniausiai rakinėti nereikia, nors visos šeimininkės virtuvė iš karto pradeda nuo to, kad išrakinėja, palieka pliką mėsą ir tokiu būdu ją sugadina. Šiek tiek paragavau, tai man atominis. Kuo mėsa šviesesnė, jinai mažiau subrendus yra tiesiog. Tai reiškia, jinai yra jauno gyvulio, dar nebrandaus. Tai ją galima naudoti, sakykime, patiekalam, bus tikrai kokybiška, minkšta. Visai prieš pabaigą sudedam papriką, taip? Taip. Galvoju, gal yra kokia specialiai, ar mėsą uždengta, ar taip paprastai? Ne, tiesiog, kad pasirūkytų jinai.
taip, kad įgautų dūmo skonį. Tai ką, kvepia labai jau mes čia trypčiam, Manau jau, kad pats tas jau. Pasmeik čia sunkiai. 1 ir 2. Ir paprikučių. Paprikučių. Va. Taip kvepia. Dedam ant mėsytės. Ingutė, tau ant mėsytės? Taip. Jo, ir va, pakankamai gana jau čia jau. O, kaip prašiai atrodo. Ragaujam. Abidvi net pasakėm. Esnis. Tu? Ne, mano. Tavo. Paprikos man. Taip. Tai ačiū tau, Magomedai, labai skaniai tu mus pagaminai, nustebinai. Puikus tavo patiekalas, aš tikrai jo naudosios. O visiems, kas nespėjote įsidėmėti ar užsirašyti, receptą rasite svetainėje maistoklubas.lt. Taip, arba Facebook'e Tobulos moters puslapyje.